Pradėjau iš tiesų tai dainuoti turbūt nuo kokių 3 metų. Tiesiog tėvai neapsikentė ir sugalvojo, kad man reikėtų iš tikrųjų dainuoti daugiau ne namuose, o pas kažką, tai visą laiką dainavau. Bet tokio, kad kaip profesionalaus, tarkim, išsilavinimo būtent šitoje srityje, tai kažkaip niekada nesiekiau, nes nežinau, man užteko tiek. Ant tokios didelės scenos, tarkim, pradėjau lipti būtent pirmam kurse, kai tik tai stojau VDU, mane priėmė į džiazo kolektyvą Dixie's Band. Na ir turėjau tikrai labai didelius koncertinius turus ir dažniausiai būdavo per sesijas, prieš šventes. Visada būdavo taip, kad net mašinoje važiuodama atgal namo, 5 ryto skaitau konspektus, 8 ryto egzaminas ir visa kita. Ką žinau, tiesiog man tai buvo smagu, tai buvo iš tikrųjų pakankamai sudėtinga, bet niekados mano motyvacijos toliau siekti kažko daryti, niekada nepamaišė nei vienas, nei kitas. Buvo momentas iš tiesų, kada svarsčiau, ką man reikėtų pasirinkti, bet dėja nugalėjo dainavimas, aš mečiau visus savo darbus ir tiesiog pasiryžau siekti šitoje sferoje, kai bus vėliau, nežinau, pasigelbės man VDU diplomas. Tai yra svajonė, tai tiesiog svajonė sieki ir tiek, ir tikrai net nesvarstai. Yra pakankamai didelis tiesioginis ryšys pačioj toj saviriškai, kadangi aš kuriu tekstus anglų kalba, tai yra pirma. Niekada anglų kalba manęs nuo pat mokyklos ir universiteto metu ir netgi šiuo metu manęs niekada nepleidžia. Todėl kartais būna taip, kad net lietuviškai sunku išsireikšti, tarkim, vadinkime taip. Tai anglų kalba visą laiką tiesiog laisvumas, pastoviai mane lydėjo.